Didžiausia turgavietė Lietuvoje – Gariūnai. Čia gali rasti kokį tik nori automobilį. Čia ir Volkswagenai, Opeliai, Mercedesai, Fordai ir Volvo. Pergalę čia švenčia apsukresnis, gabesnis, suktesnis. Čia gali būti apgautas, nureketuotas, gali likti be mašinos ir be pinigų. Nu vakaro stoviu. Kelintos valandos. Nu tai tik vakaro stovėjome. Nu 12. Kažkur tai. Atsikeli ryte, eini į darbą, dirbi savaitę. Niekas nieko nepirk. Rusai net važiuoja. Pinigų turbūt nebeturi, ar kaip? Dabar, čia mašina. Vaša, net? Tai reklamas, pirkite tik tai žygulės. Номер хороший, net? Neišnešia galvą. Ką daryti daugiau šiais laikais. Kad ir tas biznis susidaro, man atrodo. Muitai didžiuliai. Nežinia, kaip toliau reiks susiimti ko. Daugiau nei 2000 Lietuvos vaikinų kiekvieną savaitę važiuoja į Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos turgus pirkti naujų. Keliolika metų buvau klasikinių imtynių rinktinės narys, bet, kaip žinot, sportininko karjera trumpa, viskam ateina pabaiga. Nu ką, galvojau keletą metų, ko užsiimt, savarankiškai išmokau anglų kalbą. Atėjo persitvarkymo laikai šitie vadinami, laisviau buvo galima išvažiuoti per sieną, nu ir nusprendėm važiuoti į vakarus, ieškoti ir daryti biznį. Aš skaitau save ir iš tikrųjų taip turbūt ir yra, kad mes esam šio biznio pionieriai. Visi praktiškai dabar važiuojantys į vakarus yra anksčiau ar vėliau buvę mano klientais. Žinoma, šitas biznis nėra lengvas, reikalauja įtampos, kasdieninių stresų. Pats mačiau savo geriausių draugų žuvimą, taip pat sporto meistras imtynininkas. Teko parvežti su karstu namo, teko važiuoti rūke per sniegą, per šlapdribą. Tai tikrai nėra lengvas darbas. Povilo didžiausia svajonė buvo nusipirkti vakarietišką automobilį. Deja, jau kelios dešimtys lietuvaičių žuvo Europos keliuose varydami automobilius į Lietuvą. Nėra didelių pinigų šitam darbe. Malonumas. Pavažinėti po Europą, pasižiūrėti. Nuvažiuoju vieną miestelį į kitą. Balandžiai po aikšteles pasižiūrė graužybių. Taip žmonės susitvarkė gyvena. Ko mums trūksta prie šitų? Malonu pasižiūrėti, kaip Europa atrodo. Malonumas važinėti po ją. Aišku, ne autobamais. Smagiau. Po mažus miestelius pasitrint. Pajūrį kur nuvažiuot. Jei sakai aikštelių, ieškai turi laiko važinėti. Važiuoju iš Lietuvos, vežėsi ten 3000 tuos dolerių, paskutinis, ką surinkęs. Per Lenkiją važiuojant va gali bet kur, ar tamsoje, ar naktį, ar kur sustabdys, gali atimti visus tuos dolerius. Nu, tegul ten, žinai, gal 1000 atims ar kiek. Gerai, nuvažiavai į tą Olandiją, Olandijoje vėl žiūrėk, kad neapgautų. Žiūrėk, kaip būna. Tai apgauna, tai dokumentus padarytus, tai mašina padaryta, tai vėl gali palikti be nieko. Nu gerai, nupirkai, gerai. Važiuoji čia vėl per Lenkiją, žiūrėk. Dar avarijų saugoti, žinai, ledas slidu.
avarijų, žiūrėk, per Lenkiją vėl niekur mesgi nestojam, tik Poznaniai slaptai įlindę pamiegam ir nieko neįsysi, nieko nestojam. Varai. Langą aš pradariau, aš negalvoju, kad nereikia tas yra, raktelius ištraukė iš spinelės ir viskas, sako, piniginę irgi paėmė ten 150 markių daugiau, aš piniginę jam iš rankų išplėšiau ir nukrito ant žemės pinigai. Tai ten keli $100 pasodino pakrito, $100 davės tiek, pasiėmė ir kas svarbiausia, tai Lazdijų muitinės tas viskas buvo. Prie pat šlagbaumą, jo? Nu, trečią mašiną nuo šlagbaumą pradėjo reikėtuoti. Ir ką ten, kitiem nedavė, kitiem langus išdaužė visi pigės. Tai ten buvo ruskiai, lietuviai, lenkai, pasistatė ten kariais kaip brigados. A wiesz, że skąd? O, razie, żegnaj. A wiesz, że jest Vinijų. Olandijos Utrechto turgus. Čia suvažiuoja pirkėjai iš viso margo pasaulio. Čia reikia suktis ir skubėti, su gariūnais nepalyginsi. Reikia skaičiuoti ir skaičiuoti. Reikia skubėti, apėjus mašinas grįžęs jau gali ir nerasti. Ir vaikinai skaičiuoja. Prie deramos mašinos kainos prideda kelionės išlaidas, draudimą, benzino kainą. Iš turgaus praktiškai nieko nenupirksi. Baisios kainos. Gyventi reikia. Šeimą, vaikai, tai ką darysim. Vis tiek nors $100, nors 50 dar uždirbi. 100 padalyt 1,55. Šiam vaikinui pasisekė. Daug dievė, kad nuvažiuotų tuos 1500 kilometrų be gedimų, kad nepakliūtų reketui, policijai. Gal uždirbs $200–400. Ant Kremą važiuosim iš dešinės pusės. O kas nenusipirko automašinos Utrechte, turguje, važiuoja po aikšteles ir ieško toliau. Ir tada viskas. Mūsų visų lietuvaičių svajonė, kad porą dienų leistų pasikuist, tai čia išvažiuotų ne su viena gera mašina iš to laužyno. Polomot este ce? Olandas Janas Mensinkas, vienas iš pirmųjų pradėjęs aktyviai bendradarbiauti
ir prekiauti automobiliais su lietuviais. Jo aikštelėje kiekvieną dieną yra virš 100 mašinų pardavimui. Čia kiekvieną savaitę atvežama apie 20 naujų automobilių. Per metus Janas Mensinkas su sūnumi Marku ir Adrianu parduoda apie 1000 lengvųjų automobilių. 2,7 Cent. Cent Deutschmark. 2,7 Chef, Geld nicht. Arbeit fahren. Normaal niet is 3 stukken. 100 maar de buren is 3 In Lithuania, it's very good people. But I talk to many people and every people is, Lithuanian people is... Janas Mensininkas sako, kad su lietuviais daug maloniau bendradarbiauti nei su kitais. Variklis dierbaggerij, labai dierbaggerij. Labas diena, labas vakaras, labas rytas. Sveikata. Kapotas, stiklis, sparnas, bucheris. Jouw schip is gaan varen voor heel lang van huis. Janas su šeima gyvena kaime. Turi 4 hektarus žemės, 2 autoremonto dirbtuvės. Ik sta aan de haven en kijk naar de zee. Mijn liefde voor jou gaat voor altijd met je mee. Jij hebt gezegd dat jij van me houdt. Enkel op die woorden. Janų silpnybė tai meilė 140 jo kiaulių. Het is de laatste keer, maar jij kipt nimmer. Pati didžiausia Jano Mensinko aistra tai nacionalinis olandų žaidimas – Kautsketting. Tai yra kažkas panašaus į lietuvišką ribką. Dat ik van je hou, heb ik jou vaak verteld. Jij bent nu al weken heel weg. 8,40. Vieną grūdą nupirkom, ne? Tik tai pasistengiam, kad pro šoną pralįstų. Nu ką, suremontuosiu, parduosiu, kažkiek tai bus, apsimokėt mokesčiam. Nuo sekančių mašinų bus pasilikę kažkas tai, o jeigu valdžia spaus 10% mokėt fizinių asmenų mokestį, tai tada nežinau. Vogt pradėsiu matyti, o nebe remontuot mašinas ir varinėtis iš užsienio. Matai, dabar kuo užsim mum? Šašlykai. Nu šašlykų visų pilna, jau kampai pristatyta, ką tu tą šašlyką papjausi, ką tu ten gausi. O kioską, nu kioskas gal nieko būtų. Nu tai va, ant kiekvieną kampą. O turgui tai vilko gyvenimas. 5 kelkį, 6 užsimk tą vietą, mokėk finansą, visiems mokėk. Nebuvau žylas, mūsų giminė nebuvo žilų, va, prašau, visi žili. Va, naktį, va, matai, vakar pervargau, jau vakare kalba atsigulęs, jau man sapnuojas tokie velniai. Nu, kitą kartą būna taip, kad net ir nežinai, ką galvoti. Laimingai nuvažiavo ir viskas tvarkoja, prisiklausai. Vat vienu metu buvo, išgirdom per radiją, kad Vokietijai baisus plikledis ir baisi kruša, kad tenai 100 mašinų daužosi avarijos, o jis kaip tik tuo metu buvo išvažiavęs. Tuo metu labai jaudinamės ir sunku būna, žinoma. Pernai per Kalėdas išvažiavo savaitei, o išbuvo mėnesį. Mes kraustėmės iš proto, buvo Agnelės gimtadienis, paskui buvo kūčios, Kalėdos.
Namo, greičiau namo. Lazdijų muitiniui. Čia muitininkas sprendžia visos tavo kelionės, viso tavo vargo ir biznio likimą. Tai viena iš mano didžiausių laimės akimirkų. Tik gaila, kad taip retai matau savo šeimą. Po nakties miego vėl kelionėn, vėl mašinų, vėl tūkstančiai kilometrų, vėl atgal į Europą. Gal kas galvoja, kad mes milijonieriai, bet va, pasižiūrėkit, jokie mes ne milijonieriai. Statomės, aišku, namus, bet iš paskutiniųjų. Autobiznis tai yra pragyvenimo praktiškai šaltinis pačio, šeimos išlaikymo. Prieš metus pasidarėm bedarbis, tai va, sukamės kažkokiu būdu. Praktiškai biznis jau pasibaigė. Lietuvos rinka praktiškai perpildo visų pasaulio šalių. Mašinom priklausomai ir amerikoniškom, ir japoniškom. Finito mūsų biznis. Ir gyvenimui tikriausiai būsim bedarbiais vėl.